Šis žmogus senas geras Lietuvos talentų bičiulis. Jo pasirodymus teisėjai stebi pamaldžiai sudėję rankeles, o akys visada nukreiptos į dangų. Net visko matė vedėjai ir tie šiurpsta iš baimės, kai jis iš palubės stačia galva krenta žemyn. Prisimenate šį kuklų, tačiau meistrystės aukštumas pasiekusį oro karalių? Sveiki, mano vardas yra Konstantin Kosovets, esu cirko artistas, oro akrobatas. Didžiausia mano aistra iš disciplinų yra oro akrobatika, yra virvė, juostos, diržai. Plieniniai raumenys, ištobulinta koordinacija ir nuolatinis darbas palubėje. Dabar net nepagalvotum, kad Konstantinas kadaise galėjo būti perspektyvus programuotojas. Cirko trauka vis tik buvo stipresnė. Ar visi tavo triukai yra tik tai ant virvės? Ar tu kažką dar moki ir be virvės daryti? Aš daug visko darau iš tikrųjų. Visko daug ir dažniausiai stipriai rizikuojant. Juk būtent rizika ir pavojingiausi triukai labiausiai žavi žiūrovus. Galima ne tik to pritraukti dėmesį. Aš nenoriu, kad žiūrovus jaustų būtent pavojų, kad aš nedarau ant to akcentą, bet man visada maloniausia būna, kai žmogus paima ir perskaito kažkokią istoriją numerį. Emocijų yra didelis spektras. Baimė yra tik tai viena iš jų. Galima veikti iš tikrųjų bet kurias. Kokias emocijas Konstantinas mėgins sužadinti šįsyk? Sugrįžimo į Lietuvos talentus proga oro akrobatas žada asmenišką ir jautrų pasirodymą. Nenoriu iš tikrųjų daug sakyti, man daugiau įdomu, ką pamatyti žiūrovai. Tai belieka palinkėti tau susikaupti, ramybės ir čia jau nusiteikti niekaip nebereikia, čia kaip profesionališkumas. Ramybės labai geras. Kaip sakant, trūks plyš, bet atlaikyk. Nors čia trūks plyš neturėtų būti. Kaip bažnyčiai, ramybės. Gerai, pirmyn. Sėkmės, jis yra tavo. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Mano vardas Konstantinas. Konstantinai, kiek jums metų? 32. Koks yra jūsų talentas? Esu oro akrobatas. Vau. Ir jūs skraidot labai aukštai? Jums užteks aukščio? Kiek yra, tiek išnaudosiu. Ar esat kritęs? Pasirodymo metu ne, treniruočio, aišku, taip. Aha, tai lengvai trenktas. Galima tai pasakyti. Yra toks dalykas kaip saugios sąlygos. Gali būti tokios priemonės kaip porolono duobės, dideli čiužiniai, ant kurių galima kristi, jeigu nori kažką labai sudėtingo daryti. O dabar šiandien pasiruošęs kažką sudėtingo parodyti? Manau, paliksiu jums spręst. Gerai. Ar čia neišsitaškysit ant šitų blizgančių grindų? Nenorėčiau. Tikiuosi, kad bus saugiai viskas. Tai labai laukiam jūsų pasirodymo. Prašau. Jūs pabandykite tiesiog, dviem rankomis įkibę, pavyzdžiui, prisitraukti, yra reikalų. Stronger. Love, you know that I can make you brave. But there's one thing that you must remember, that I am too far gone for you to save. Čia yra visiškai pro.
Vau, tiesiog nesutelpa galvoj, kiek daug fizinės jėgos reikia turėti ir kiek daug reikia pasišventimo, kad galėtum daryti tai, ką jūs darote, nes tu negali užsiauginti per daug raumenų, tuo tarpu tau reikia siaubingai daug fizinės jėgos, vikrumo. Čia tai, ką jūs parodėte, buvo iš tiesų labai įspūdinga. Ačiū Jums labai. Aš dabar žiūriu ir prieš pasirodymą jūs nusirengėt ir matot, vyrai, kaip pareiškėja raumenis, kaip pasitreniruoja trupučiuką. Kam tu aiškini žmonėm, Tiesiog kurie atrodo taip pat? Aš pamačiau skirtumą, kai prieš ir po. Tai negaliu to nepastebėti. Dirbti dar akivaizdžiai reikia, kad pasiektum Marijono formą, bet... Absoliučiai. Taip, gerai, Marijonai. Žiūrėdamas pasirodymą, taip pirmą kartą supratau, kai žmogus šypsosi, kai jam per koją važiuoja sunkvežimis. Žinai, tas, kai labai siaubingos fizinės pastangos, bet tu vis tiek bandai šypsotis ir tas jaučiasi. Bet kita vertus, aš žmogus, kuris netgi geriausios savo fizinės kondicijos metu padarydavau tik tai 5 pritraukimus, aš nesu kompetentingas jūsų vertinti, aš galiu jumis tik žavėtis ir tai yra nesvietiškai galinga. Ačiū Jums labai. Taigi, mūsų verdiktas yra taip. 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 Tu turi 3, taip. Ir keliauji į kitą etapą. Tu tikras talentas. Yra didelė laimė iš tikrųjų ir pasirodyti kai scena ir visada, kai ypač kai gerai viskas eina. Kaifuoju pats nuo proceso.